Sveiki. Miškais ateina ruduo. Na, o rudenį miškai sugrįžta į Baltijos televizijos eterį. Girių horizontai vėl kviečia pasižvalgyti po girias, kad pamatytume, ką gaunam iš miško ir ką jam atiduodam. Tai yra mano pasodinta. Manęs nebus, o jos dar žaliuos arba oš. Tai aš žinau, kad kažkam tai Lietuvoje bus naudinga. Va štai miškas. Ir galima sakyti, vos nebrandus. Nežiūrė aš į jį, kaip į pinigų pajamų šaltinį. Man tas miškas daugiau kaip atminties. Ką dabar palikti anūkams apžėlusį kalną, kažkaip neišeina. Jeigu iškirtai medį ir pasodink 5, tada miškas tikrai išliks. Pirmojoje sezono laidoje bus profesionalių patarimų miško savininkams. Kokius darbus reikia atlikti miške rudenį? Kaip tvarkyti savo mišką, kad jis naudą teiktų ne tik savininkui, bet ir mums visiems. Hibridinės drebulės medyne vidutiniškai yra apie 12-15 kietmetrių medienos gauna, o įprastame medyne, jau grynos drebulės, tai yra apie 7 kietmetrius. Na, o lankysimės Jonavos ir Anykščių urėdijose. Čia susitiksim ir su valstybiniu, ir su privačių miškų savininkais. Kalbėsim apie jų darbą, puoselėjant šalies miškus, apie partnerystę, naudingą ir valstybiniams, ir privatiems miškams. Viską jie padarė. Jie pasodino, jie paruošė dirvą, pasodino, jie viską padarė. Ir nežinau, tiesiog tokie šaunuoliai, kad aš negaliu atsidžiaugti, mes tikrai. Net vieną kartą mes, nežinom, valdas atvažiavo, sako, gelbėkit mišką, nes ten jau žolės pradėjo vyniotis tokios, kibios tokios ant medelių. Tai va tada sūnus, vyras, visi puolė, jeigu ne valdas, tai ir ko gero būtų buvę liūdnai. Šaunuoliai tikrai, jeigu ne jie, tai čia nieko neturėtume, nepadarysi savo jėgom tokį dalyką. Mieli miškininkai, ir valstybinių, ir privačių miškų šeimininkai. Vakar 3 rugsėjo 6-dienį jūs šventėte savo dieną, miškininko dieną. Mūsų laida nuoširdžiausiai sveikina ir linki jums gerų darbų, žaliuojančių miškų. Ši diena gera proga atsigręžti į prasmingus jūsų darbus. Viskas gražu, ką daro miškininkai. Tikrai jie daug įdeda, daug savo darbo, kaip sakoma, savo sielą įdeda, nes gaunasi, kad jie turi nuo ryto iki vakaro, galima sakyti, pas juos tas aišku yra tas darbo valandos, bet jie tikrai užtrunka to darbo, daugiau įdeda, negu pagal priklauso jam įdėti. Tikrai daug jie padaro, miškininkai, ir taip, kaip čia. Nuo dūšios. Nuo dūšios jie viską padaro. O ta miško dūšė ir didysis darbas miške prasideda nuo mažiuko sodinuko. Sodmenų šalies urėdijos turi pakankamai ir savo reikmėms, ir privačių žemių savininkams. Kviečiu visus sudaryti ilgalaikės sutartis. Jau iš rudens, ar ne? Iš rudens, kuo anksčiau, tuo geriau, nes sodinamąją medžiagą jau galime visiškai aprūpinti. Ir sodinukus tada užtikrinsit, kad gaus pačius kokybiškiausius, ar ne? Taip, sodmenys atitiks standartus. Anykštėnai miško savininkams jau gali pasiūlyti ir hibridinių drebulių sodinukų. Žvelgdami ateitį, matydami, kad medienos trūksta, Anykščių miškininkai sėkmingai daugina Dubravos drebulės gyvašaknis, šiais metais atsivežė ir 6 klonus vienmečių drebulaičių iš Latvijos. Tai reiškia 6 skirtingos rūšys, tos pačios drebulė, kanadinė drebulė, kryžminta su paprastaja drebulė. Ir galima ten įvairūs yra kryžminimo būdai, net ir žiedadulkes galima vieną su kitos tenais, sakysim, žiedynus maišyti ir gaunas, čia nieko nėra, kažkokio genų modifikacijos nėra jokio, čia viskas natūralu. Girininkas Valdas Juodviršis atkreipia dėmesį, kad tokias hibridinės drebulės ypač tinka sodinti ten, kur mišką sunku įveisti. Pavyzdžiui, ten, kur stūkso senos sugriuvę fermos, kur medeliui sunku prasimušti pro žolę, o drebulės per metus vos ne po metrą į viršų šauna. Jas reikėtų sodinti pavasarį, aišku, ūkininkai galėtų savininkai žemės pasinaudoti europinę paramą, gauti išmokas už įveistą mišką
ir sodinti tokiose vietose, ypatingai tokiose vietose apie apleistus pastatus, šitas hibridinės drebulės. Ponia Marija Kalvaitienė Trakinių kaime, į kurį pavasarį, kai išsilieja Virvytės upelis, taip nepravažiuosi, savo tėviškėje sodina klevus, ąžuolus, beržus. Pradžioje vieni su šeima rankom bandė mišką įveisti. Čia mūsų Robinzonais pavadinti vietiniai. Jo, jeigu didžiakamiai paklausime, kur pas Robinzonus, tai pasakytų. Nes čia buvo baisu, čia buvo neįžengiama. Kažkas man labai protingai patarė, kad palaukit, kol įstosim į Europos Sąjungą. Va, ir sulaukėm. Ir paskui, taip pat, tą sutartį sudarėm su nacionalinė mokėjimo agentūra. Ir iš karto pas šituos puikius vyrus su savo sutartim. Va. Ir jie tikrai, va, Valdas paruošė projektą. Aš labai norėjau, kad pušų kur nors, o jisai sako, ne, negalima, periebi žemė. O ten va, urėdijos miškas, metais anksčiau pasodintas. Jie berželiai ir pušynas. Na va, viskas labai šauniai. Iš viso jie visus Trakinius mūsų apsodino, visas kalvas apsodino. Va ten viršai, ten sūnaus draugo sodyba, o visur visos kalvelės, kur tik tai laisva vieta, jie viską apsodino. Bet šaunuoliai, ką padarysi, gražu bus, gyvensim girioj. Pagrindiniai vyrai. Sakykit, čia taip turi būti ar ne? Čia yra grybinė liga klevo lapų. Siaubas. Juoda šitos dėmės ir išplytus jau dabar po visą Lietuvą ir visi klevai praktiškai jau užsikrėtė. Bet didelės įtakos neturi medžių. Ne taip kaip uosėm. Ne taip kaip uosėm. Ačiū Dievui. Tai nieko nereikia daryti, nieko nereikia jų gydyti. Natūraliai turi praeiti. Praktiškai neįmanoma čia sustabdyti šitos ligos plėtimą. O nuo ko čia taip atsitinka? Išplinta daug, guobų maras išplito Lietuvoje. Tai atvežė, yra nustatyta, kad iš tolimųjų rytų ir iš Indonezijos kažkur nuo tų kraštų atvežė guobas, užsikrėtusias irgi grybų maru. Susikryžmino pas mus ir gavosi tokia liga, kad išnyko guobynai, guobas visoje Lietuvoje. Pavieniai medžiai beliko. O, tai dabar kitiems šeimininkam galim pasakyti, kad neišsigastų pamatę šitą, ar ne, ir ten jau Dėl to medis nepultų kirsti, ar ne? Į Marijos giminės žemėje 2006 metais pradėta sodinti daugiau kaip 3 hektarų mišką, Anykščių miškininkai užsuka dažnai. Šiaip pavasarį, tai grambolius puola, gramboliai puola ąžuolus pavasarį. Tai tokiose vietose reikėtų kuo daugiau iškelt inkilų varnėnams, nes varnėnai labai efektingai naikina grambolius. Atskrenda tie varnėnai, kur jūs sakėt, kur paskui į Londoną įskrenda. Rudenį miške reikia apžiūrėti jaunus medelius. Ar jų negožia žolė, ar jį žiemą nesupūdys sodinuko. Tiesiog sumindžiokime žolę aplink medį ir viskas. Na, o tiems, kurie pavasarį ruošiasi miškasodžiui, girininkas patarė. Tie, kurie žada jau kitais metais sodinti mišką, 2010-aisiais, jau laikas būtų pradėti ruošti dirvą iš rudens. Marija pasakojo, kad šeimininkaujant močiutės žemėje, ji susiduria su problemom, kurių miškininkai negali išspręsti. Marija pasipiktinusi neracionalia, nenormalia, pasak jos, gamtosauga. Mūsų tas kaimas, reiškia, iki 27 metų Ulyčia buvo, iki reformos tarpukario Lietuvoje. Prie kiekvienos sodybos buvo sodželka, lietuviškai tariant kūdra. Dabar, kad nori ten įsikast kūdrą, reikia praeiti kryžiaus kelius. Aš, pavyzdžiui, 2 metus nuo Einošiaus prie Kaipošiaus. Nu kur logika? Prieš 100 metų ten buvo. Kodėl dabar negalima? Ką ir nuo ko draudžia? Ką nuo ko saugo? Savo kaip miškininko karjeros pradžią Anykštėnas Alfonsas Serbenta taip pat prisimena kaip nesusipratimą. Žmogus 2004 metais, patikėjęs ES paramą, šalia atgauto brandaus miško ryžosi įveisti naują medyną. Pradėjo projektą daryti, tačiau sužinojo, kad įveisiant naują mišką PVM nebus kompensuojamas. Čia buvo sumatuota apie 10 hektarų paskaičiavimų. Hektarų maždaug susidaro 2000 PVM. 10 hektarų 200 000. Iš kur mes juos paimsim? Viskas atkrinta, nebedarom. Labai nepatogu buvo, čia jau pradėta, apmatuota, viskas, tikrai nepatogu. Nu ir kadangi jau nebedarė,
Tai aš dalį ploto nutariau pats apsodinti. Ponui Alfonsui tada pigiau buvo pačiam sodinti, negu imti Europos paramą. Pirmasis ES paramos traukinys gerokai vėlavo. Rudenį 2004 metais apsitverėm, visgi 5 hektarai man jau per sunku, kaip nors surinksim tą pavojimą ir nutarėm daryti. Nu ir projektą padarė, gerai, urėdo pavaduotojai sako, vis tik tai reikia paruošti žemę iš rudens. Nei sutarties dar sudarytas mokėjimo agentūra niekam. Nu ir rizikavau. Čia 1900 kainavo paruošimas, iš savų pinigų sumokėjau, rizikuodamas. Grįš jie ar negrįš. Tai gerai ir padariau. Kadangi, kai buvo paruošta žemė, anksti galėjo pavasarį sodinti. Ir plūgą naują pirko. Čia važiavo iš aplinkinių urėdijų pasižiūrėti, kaip tas plūgas dirba specialus. Paskiau pavasarį jie pirko sodinimo mašiną, irgi važiavo iš aplinkinių urėdijų žiūrėti. Nu, pasodino viskas. O sodinukus iš kurių? Sodinukus urėdijo. Urėdijo sodinukai labai geri, ypatingai eglaitės labai geros. Šiaip paprastai mes kasmet apie 40 hektarų, panašiai taip sodinama kiekvienais metais privačių tų miškų įveisiam. Tai žmonėm, žodžiu, situacija tokia, kad iki projektas paruošiamas gerokai anksčiau, tai va tas pirma įmoka už tą projektą, kaip ir reikia turėti savų pinigų, kiek jisai kainuoja tenai padarimas. Bet jeigu toliau bendrauja su urėdija savininkai miško, tai praktiškai mes tą ir projektų paruošimų pinigus įskaičiuojam į tą bendrą sumą, į tas bendras išmokas, kiek gauna. Ir praktiškai žmogui damokėti savų pinigų nebereikia. Mes už tuos pinigus, kurie yra skirti iš Europos struktūrinių fondų, už tuos pinigus atliekam visus tada darbus ir atidedam mokėjimą iki tol, kol mokėjimo agentūra praves pinigus. Dar noriu pasakyti, kad šiek tiek keitėsi dabar taisyklės ir buvo išmokos padidintos. Ten skirtingi, bet kai kuriem želdiniam, ąžuolui, pavyzdžiui, net 4000 litų didėjo už hektarą išmoka. Tai praktiškai vėl sąlygos dar pagerėjo įveisti miškoje. Tai praktiškai galima sakyti, kad tiesiog iki tų 13 metų tikrai reiktų raginti žmonės pasinaudoti tą paramą ir stengtis pasodyti jau to nenaudojimo žemėje, jeigu ten dirvonuoja, apleista, vis tiek apaugs karklas, menkaversis, o galima pasodyti iš tiesų mišką, kuris liks jų vaikam, anūkam. Ponas Alfonsas Serbenta, kurio miškas liks mūsų anūkams, vaišina obuoliais ir nepraleidžia progos pasikonsultuoti su profesionaliais miškininkais. Galbūt ir televizijos žiūrovams tos konsultacijos pravers. Pavyzdžiui, genėti jauną medelį ar ne? Šiaip genėti yra gerai, medis auga tada tiesesnis, mažiau šakotas, bet čia truputį per anksti genėti. Jie dar per liauni ir kai nukerpam tiek daug šakų, gali sustoti augimas. Kai jau žievė berželio pasidarys balta ir jau apatinė šakos pradeda apmirt, tada jau laikas būtų ir genėti. Jeigu aplink nugraužia, viskas, jis nulūža, va. Tai širšių darbas. Jų lizdų gamybai reikalinga mediena, popierius. Ja. Tai graužia žievę. Daugiausia berželius, šiek tiek juodalksnį. Dėl ko, kai kada viršūninis pumpuras lieka miegantis, išauga šoniniai. Būna, kad išgraužia vabaliukai patį pumpurą pažeidžia. Paukščiai net išlesa, nulesa pumpuras. Bet visą laimę, kad eglaitis labai gerai atsistato. Iškirpai, viskas ir išsikės. Būtinai, jeigu neiškirpsi, bus kreivas. Kreivesnė būna. Bus kreivas.